Sveiki, žiūrite laidą Kaip tu. Priklausomybės prasideda labai anksti ir kartais mes netgi nustembame, kaip anksti vaikai pradeda vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. Priklausomybės veikia pačių žmonės, bet nei kiek nemažiau veikia artimuosius. Laidose nuosekliai aiškinamės, kas dedasi žmonių galvose, kurie pradeda vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. Šiandienos mūsų pašnekovas, psichologas Rokas Saulevičius. Labą dieną, Rokai. Sveiki, Linai. Malonu Jūs matyti, ačiū, kad skiriate laiko mūsų laidai. Ir aš žinau, kad Jūs dirbote Minesotos kažkada tai programoje, turbūt toj jaunystėj, jau dabar turite patirties kaip psichologo. Tai paaiškinkite žmonėms, o gal nuskambės netgi savotiškai keistai, ko pats išmokote toje programoje būdamas? Ką Jūs patyrėte ir ką Jums davė tokia programa? Geras klausimas. Šiaip aš neretai sakau kolegoms, su kuriais dirbu, kad Minesotos programa išmokė manęs labai daug. Daug daugiau su visa pagarba Vilniaus universitetui, net negu ten. Įsižeis Vilniaus universitetas. Su visa pagarba Vilniaus universitetui, tikrai. Bet būtent priklausomybių srity. Būtent priklausomybių srity. Ten turėjau galimybės mokytis iš tikrai profesionalų, mokykanų tokių, kurie leido man pasižiūrėti, padėjo pasižiūrėti į žmogų, turintį priklausomybę iš dviejopos pusės. Viena pusė atjauta, bandymas suprasti, pagalba, tiek, kiek žmogus geba priimti, tiek, kiek aš galiu duoti. Ir kita labai svarbi tokia pusė, ribos, pasiekmės, tvarka, disciplina. Ir kai šitos du dalykus sudedi, kurie sunkiai susigula vienas su kitu, bet kai susigula... Atjauta su ribom labai sunkiai dera. Kartais atrodo taip. Kartais taip atrodo, bet globodamas, gal netinkamas žodis, bet stengdamasis padėti, atjausdamas kitą, turi nepamiršti iš savęs. Taip. Be galo žiūrėti save, kaip tave veikia, ar neperžengia kažkokių tavo ribų. Žodžiu, atnešti ir savęs į tą tokį darbo procesą su kitu žmogum, nepamiršti, neatiduoti visko ten būna kartais, o norisi kažkaip atiduoti visą širdį jau ten vos ne, visą profesionalumą savo, bet turi pasaugoti ir save, Tai to ten man pavyko išmokti, ten mane taip mokino. Ir aš mačiau to prasme, to naudą klientams ir pačiam savo. Tai už tai galiu tik tai padėkoti jiems. Pati Minesotos programa, kokia yra jos esmė vis tik tai ir kuo jinai skiriasi nuo 12 žingsnių programos? Jeigu galėtumėt paaiškinti, nes naudoja žmonės, visuomenė yra 12 žingsnių programa, Minesotos programa, tai jūs ko gero galite geriausiai paaiškinti, ar yra čia skirtumas, ar tai yra tas pats dalykas ir paaiškinti, kuo skirtumus tarp šių dviejų dalykų. Ko gero, čia tas geras išsireiškimas, ko gero geriausiai, tikrai nemanau, kad geriausiai galiu, bet galiu pabandyti. Pasakyti, kad kiek aš suprantu, kaip aš matau, tai 12 žingsnių programa yra daugiau orientuota į anonimų veiklą, anoniminių alkoholikų veiklą. Minesotos programa, kai aš ten dirbau, jinai turėjo dalį 12 žingsnių programos, tai pirmus 4 žingsnius. Pirmus 4 žingsnius. Šalia to didelė dalis psichosocialinių paslaugų. Tai ir individualios konsultacijos, ir psichoedukaciniai užsiėmimai, ir taip vadinamos psichokorekcinės grupės, ir darbas su balta knyga, taip vadinama, savarankiško darbo knyga. Tai ten... Balta knyga yra vadinama savarankiško darbo knyga. Taip. Jinai turi, bet to turi ir anoniminiai alkoholikai, irgi jie turi, man atrodo. Nesu tikras, nenoriu pameluoti jums, Linai. Okay. Tai negaliu to pasakyti. Tai ten būdavo, grafikas toks intensyvus, tikrai labai intensyvus. Ir per pakankamai trumpą laiką, nors kažkam gali atrodyti jisai ganėtinai ilgas, 28 dienos, visi specialistai, psichologai, psichiatrai, socialiniai darbuotojai, netgi slaugytojos stengiasi tą pacientą kiek įmanoma labiau prifarširuoti patyrimo, nuo šito norėčiau pradėti, patyrimo
žinių kartu, suvokimo apie pačią priklausomybę, bet ir kartu negrūdant, taip, nespaudžiant tiek, kiek tas žmogus gali paimti. Taip. Jūs taip pat užsiimate vadinamą motyvacinę terapiją. Kuo jinai yra svarbi priklausomiems žmonėms? Motyvacinis, terapinis tas patyrimas ir šitie procesai? Motyvacinėje terapijoje, psichosocialinėje reabilitacijoje teko dirbti. Tai ten būdavo daugiausiai orientuojamasi į žmogaus motyvacijos kėlimą sveikti toliau. Nes čia yra įdomus momentas šiaip, kiek man tenka dirbti dabar jau privačioj praktikoje su vartojančiais klientais, čia labai svarbu atskirti du dalykus. Žmonės dažnai ateina pagalbos su tikslu sukontroliuoti vartojimą. Tiesiog kaip man mažiau gerti arba ten mažiau vartoti, kaip nevartoti ir taip toliau. Jeigu žmogus serga priklausomybę, tai šitų dalykų sukontroliuoti neįmanoma. Aš jiems dažnai pasakau tokį pavyzdį, kuris man patinka ir klientams neretai, jie tą priima, kai sergi bet kokia kita liga, tarkim, gripu pavyzdžiui, ne? Taip. Sukontroliuoti, kokia bus tavo kūno temperatūra, ne? Kaip ilgai tu sirgsi, kas dar, kaip kosiesi, ne? Aš nežinau medicinių terminų, negali sukontroliuoti, tiesiog kūnas pats reaguoja. Ką tu gali sukontroliuoti? Gali sukontroliuoti sveikimą. Ar eisi pas šeimos gydytoją, ar gersi ten išrašytų vaistų, ar laikysies, saugosi save nuo kažkokių skersvėjų, nevaikščiosi pas žmonės, kurie serga, kad neatkristum. Taip ir priklausomybės atveju. Ką tu gali kontroliuoti, tai sveikimą. Ar nueisi, pavyzdžiui, pas psichiatrą ir išsiaiškinsi, ar tu turi priklausomybę ar ne, nes čia tokia pati liga kaip ir visos kitos, reikėtų pradžiai pradėti nuo diagnozės. Ar laikysies... Bet jeigu aš sužinosiu, kad man pasakys, kad aš jau turiu priklausomybę, aš galiu supykti. Nes man atrodo, taip nėra. Taip gali būti ir viskas su tuo okei, man atrodo. Čia yra psichiatro turbūt irgi, aš nenoriu lysti į tą lauką, bet kiekvienas psichiatras, manau, gali atlaikyti kliento pyktį, suprasti jį. Turėtų. Gal, turėtų, tarkim. Priimti ir gal netgi edukuoti, paaiškinti, kas čia vyksta su juo dabar. Tai grįžtant prie temos, kad ką tu gali sukontroliuoti, tai sveikimą. Taip. Ir jūs teisingai sakot, kad pyktis arba bet kokia kita emocija gali sustabdyti nuo sveikimo. Taip. Tai tada motyvacinė terapija arba, tarkim, motyvacinis interviu gali padėti žmogui atrasti savyje sprendimą, gal galima sakyti, energijos, motyvacijos, palikti nuo šalyje tuos dalykus, kuriuos aš negaliu sukontroliuoti ir pabandyti kontroliuoti tuos dalykus, kuriuos galiu. Tai sveikimą. Kas yra kopriklausomybė? Nes jūs nagrinėjate savo kadangi domėjausi, kuo jūs užsiimat, tai aš mačiau, kad jūs kalbate apie kopriklausomybės. Tai gal galite visuomenei ir paaiškinti, kas yra tos kopriklausomybės? Pradėkim nuo toliau šiek tiek, ar ne? Tai, kad, gerai, pradėkit nuo toliau. Priklausomybė yra šeimos liga. Taip. Socialinė netgi, kai kas sakytų. Taip. Sunku tą pripažinti neretai šeimos nariams, kad čia visi yra paveikti. Čia dažniausiai atrodo tas žmogus, kuris vartoja, čia jį gydykit, jį pataisykit ir viskas to bus gerai. Bet paveikti yra visi. Tai tiek partneriai, galima sakyti, tiek vaikai, tiek gali būti giminaičiai ir taip toliau. Tai kas jiems būdinga, kurie šalia yra? Jiems būdinga įsisukimas į tokį pasikartojančių veiksmų ratą. Kokie tai veiksmai? Vienas tai bandymas sukontroliuoti, padaryti viską, kad šalia esantis žmogus nevartotų. Arba neloštų, tarkim. Paimkim vartojimą kaip bendrinį terminą. Bet priklausomybė iš viso. Jo, priklausomybė. Kad nuo to išvengtų, sakant, už jį tą padaryti. Taip, tai šalia esantis žmogus šiaip iš esmės daro labai panašią klaidą kaip ir vartojantis. Tai bando sukontroliuoti ligą. Taip. Ir daug dažniau sutinka su tuo, kad kai vartojantis sako, nuo pirmadienio jau viskas. Gal jau šį kartą viskas. Kas yra iš esmės nonsensas? Kaip aš galiu pasakyti, kad nuo pirmadienio gripu nebesirgsiu?
naivu. Tai bando sukontroliuoti tą vartojimą. Kai žmogus patenka, kadangi neišeina sukontroliuoti vartojimo, žmogus vartoja, įsitraukia į bėdas ir natūralu, kad patiria vartojimo pasiekmes. Ar tai būtų finansinės, ar tai santykių pasiekmes, ar teisinės pasiekmes, ar dvasinės, jeigu nebaisu šito žodžio. Tai patenka į kažkokį tai liūną. Tada šalia esantis žmogus stengiasi išgelbėti nuo tų pasiekmių. Atiduoti skolas, paskambinti darbdaviui, pavyzdžiui, pasakyti, kad susirgo žmogus čia, ar laidojam, ten palaidojam, močiutės po 3-4 kartus. Žodžiu, bando visai kaip užglaistyti tas pasiekmes, nes natūraliai, gaila, vis tiek gaila, gailestis kyla. Tik čia yra kokia bėda ta, kad kai artimieji partneriai ir vaikai, tarkim, suaugę, užglaisto visas pasiekmes, vartojantysis nepatiria tų pasiekmių, tai prasme, neišgyvena. Kartais netgi komfortiškai jaučiasi. Komfortiškai jaučiasi. Visi aplinkui jį šoka, ar tai? Taip, tikrai taip. Irgi turiu tokį pavyzdį, sakau, jeigu ateitumėt į darbą, kuriam nieko nereikia daryti, nieko. Ir jūsų iš darbo neišmeta, tik karts nuo karto ateina viršininkas, pagrumoja pirštų, sako, daugiau taip nedaryk, nes jeigu darysi, išmesim, bet taip ir neišmeta iš darbo. Alga gera, šilta, gera, sėdžiu toliau. Tai ir priklausomas žmogus. Aš čia taip utriruoju šiek tiek, bet taip. Ateina artimieji, pagrumoja, pamoralizuoja, paaiškina, bet iš esmės niekas nesikeičia. Jie užglaisto pasiekmes, padeda, išgelbėja ir traukinys važiuoja toliau. Sekanti fazė yra tiesiog, kai artimieji praranda viltį. Tiesiog, daryk tu kaip nori, aš atsitraukiu nuo tavęs visiškai, nebenoriu su tavim turėti nieko bendro, nebebendrauju, po kurio laiko normalu, kad kyla kaltės jausmas. Tai kaip čia negalima, taipgi vis tiek artimas žmogus, reikia kažkaip padėti. Ir ratas toliau vėl užsisuka vėl iš tos kalties arba iš pykčio, bandoma vėl kontroliuoti ir ratas sukasi. Tai ko priklausomybė yra, taip labai terminologiškai, tai gal net atvirkščiai, taip labai jausmiškai, tai savo gyvenimo numetimas kažkur į šoną ir gyvenimas priklausomo žmogaus gyvenimo. Aš tave kontroliuoju, aš tavęs gailiu, aš tave gelbėju, aš dėl tavęs nerimauju, aš dėl tavęs... Bet gal čia žmogaus yra užuojauta, Rokai, jeigu mes tai pažiūrėtume, tai žmogus užjaučia, stengiasi, mes ligoniui padedam, ar ne, paprastai. Taip. Ir stengiamės būti prie jo lovos, ypač jeigu jis, tai gal čia tas pats, kuo skiriasi šitie du fenomenai? Čia yra viena medalio pusė, kaip sakiau, užuojauta, atjauta, stengimasis padėti, atidavimas. Tai okay, viskas su tuo yra gerai. Svarbu nepamiršti kitos medalio pusės, ribų, pasiekmių. Prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Jeigu aš gyvenu savo artimojo, kuris kenčia gyvenimą, tai gražu, faina. Bet o kas gyvens mano gyvenimą tada? Tai ašgi irgi žmogus, kaip ir tas vartojantysis. Taip. Kuo aš blogesnis? Tai čia, sakau, dvi medalio pusės. Ir atjauta, ir ribos. Ir gebėjimas prisiminti save. Norėčiau, Rokai, dar pakalbėti apie žmogaus savivertę. Kuo jinai yra svarbi žmogui? Jinai gali, žema savivertė, arba jos iš vis galbūt nebuvimas, nuvesti žmogų į priklausomybės. Kuo jinai yra svarbi ta savivertė, pasitikėjimas savimi, visi šitie dalykai. O gal priešingai, per didelis pasitikėjimas savimi gali privesti prie priklausomybių. Tai norėčiau tą temą paliesti su jumis. Ar tai yra savivertės klausimas ir reikšmingas priklausomybių atsiradimui? Aš manau, kad reikšmingas, išties reikšmingas. Gal nėra pats esminis. Čia man būtų sunku pasakyti, aš taip kalbu ir galvoju kartu iš karto, bet savivertės klausimas man atrodo labai svarbus ir tą aš matau prisiliesdamas prie darbo su jaunuoliais arba paaugliais, kai tėvai, tarkim, būna labai kritiški jų poelgiams, kritiški jų
mokymosi norams, ten neparnešk namo žemiau 8 arba 9. Tai tas gali sukurti tokį įsitikinimą apie save, kad kažkoks aš nepakankamas, kažkas su manim ne taip. Galima tai galbūt pavadinti ir savivertės dalykais, nepasitikėjimu savim, kad kažkas su manim negerai, aš vis jiem neįtinku. Ir tą darau, ir vis nepakanka, jiems vis nepasako, nepaplekšnoja per petį, šaunuolis, kaip aš tam didžiuojasi, žinai. Tai tas gali sukurti tokį, kad kažkas su manim negerai. Ir poreikis būti priimtu, būti vertinamu, man atrodo, yra pamatinis poreikis apskritai. Taip. Ir žmogus, nesirenka to poreikio siekti ar nesiekti, jis tiesiog yra jame, kaip tarkim, supaprastinkim, alkio poreikis. Aš nesirenku būti alkanas ar ne, jis tiesiog yra. Reiškia, savivertės poreikis iš principo yra panašus į alkio, jisai būtinybė žmogui. Aš manau būtinybė, kad kažkas pamatytų mane, įvertintų, pastebėtų. Įvertintų gal ne tas žodis, kad padėtų ant pjedestalo, bet tiesiog pamatytų mane tokį, koks aš esu ir priimtų mane. Tai, pavyzdžiui, paauglys, jaunuolis, turi tokį poreikį, kuris tiesiog rizikuoti. Ir rizikuoti, tarkim, ir būti pamatytų, ir tas poreikis yra, ir jį kažkur aš turiu patenkinti. Tai todėl einu į gatvę, tarkim. Ir ten randu? Ir ten randu, nes ten mane įvertino, kiek tu pakeli, tu pergeri, tarkim, visus kitus. Wow! Arba tu ten pavartoji ir tokią nesąmonę, tarkim, padarė. Tokį stiprų tau užtaisiau kokteilį. Taip, tarkim, ten pakalbinai ten gražiausią panelę, žinai. Aš čia fantazuoju, bet ten, žiūrėk, va čia mano poreikį tą. Taip. Tai vyksta, aišku, pasąmoningai, nėra sąmoningo tokio proceso. Tai vyksta pasąmoningai, bet ten kažkas pamatė mane, kažkas atliepė tą poreikį. Ir taip žmogus gali atsidurti to aplinkoje, kurioje vartojama ir tęsti tą. Per vartojimą mane pamato, mane pastebi, mane įvertina. Tai čia tik vienas aspektas, aišku, jų yra daugiau. Gal yra, Rokai, kaip tą savivertę sugrąžinti, pavyzdžiui, jeigu jaunam žmogui reikėtų pasakyti, kaip tau susigrąžinti savivertę, pasitikėjimą savimi, gal yra koks vitaminas, gal yra kokia nors piliulė stebuklinga, kurią išgersi ir jinai sugrįž. Aha, gerai būtų, žinai. Aš manau, kad ant šito daug yra pinigų uždirbama per įvairias knygas, kaip jos dabar vadinasi. Motyvacinės saviugdos knygos. Saviugdos, teisingai. Ja. Aš kažkaip tikiu ir čia mane palaiko tam tikėjime geštaltinė psichoterapija, ta teorija. Laiko reikia. Reikia laiko ir reikia kito žmogaus. Dviejų dalykų reikia. Taip. Laiko, trukmė ir žmogus. Taip? Taip. Aš manau, kad susigrąžinti savivertę pačiam, kažin ar įmanoma. Manote, pats nelabai gali, turi vis tiek turėti šalia kitą. Aš manau, kad kaip Miunchausenas savęs už plaukų iš pelkės neištrauksi. Aš manau, kad reikia kito žmogaus, kuris gebėtų pamatyti tave, priimti tave toks, koks tu esi ir žiūrėk, jeigu vienas gali, gal gali ir kiti. Gal man nebereikia kažko vaidinti, primesti, gal man nebereikia vartoti kažkokių medžiagų, kad būčiau priimtas. Reikia kažkokio išmintingo suaugusio, net jeigu kalbam apie jaunuolį, tai jaunuoliui. Taip. O jeigu kalbam apie priklausomybę sergančių suaugusių pilnametį, tai reikia tiesiog kito žmogaus, kuris galėtų už rankos truputėlį vesti, ar aš teisingai suprantu? Aš manau, gal ir vesti gal per stipru. Kartais gal tiesiog užtenka būti šalia. Man atrodo, kad iš dalies turbūt to paremtos yra ir anonimų grupės, kur šalia esantis panašaus likimo žmonės, mes galim būti kartu. Kad ir kiek tu ten esi prisidirbęs, aš esu prisidirbęs panašiai ir mes vis tiek galim bendrauti, mes vis tiek galim būti. Manau, kad ir psichoterapija paremta panašiu principu.
Koks yra tas sveikimo visgi kelias iš priklausomybių? Ko galima tikėti sveikimo periodu? Ar jau čia visada jisai toks, patekau pas jūs ir patenka žmogus ir jau ten viskas bus gerai, jūs viską išspręsit. Ar ko gali tikėti žmogus pas jūs patekęs, pas jūsų kolegas patekęs į sveikimo kelią ir jisai juda? Ko gali tikėtis? Man patinka tokios psichiatrės Vilmos Andrijauskienės pasakymas, kad specialistai pagadina skonį alkoholio ar bet kokios kitos psichoaktyvios medžiagos. Tai va šito galima tikėtis, kad atėjus niekšai sugadinsim skonį, kad kitą kartą, kai žmogus vartos kažką, kažkur čia, kažkaip ne taip, ne tas, negerai. Tai va, mes pagadinam skonį. O kad ištraukti žmogų iš priklausomybės, tai aš pats savo asmeniškai tikrai nekeliu tokių tikslų, kad aš turiu tokios galios, kad galėčiau ištraukti. Jeigu turėčiau tokią galią, tai turbūt, Linai, čia su jumis nesėdėčiau, valanda mano kainuotų labai daug ir eilės prie mano durų būtų labai ilgos. Kadangi nei vieno, nei kito nežinau, tai gal taip ir yra. Ne, taip nėra. Nėra. Jūs taip pat dirbate su SOS vaikų kaimais. Ir man pačiam yra tekę susidurti ne vieną kartą su ten kylančiomis problemomis, jaunų žmonių problemomis. Mane turbūt ten visuomet du dalykai. Vienas skaudina, toks skaudus patyrimas yra, aš matau, kiek vaikai, kiek jauni žmonės tame SOS vaikų kaimuose jau yra nusivylę suaugusiais, visų tų suaugusių pasaulių. Ir jie patenka į tos SOS vaikų kaimus, kai jau praktiškai didžioji dalis jų jau yra matę visko. Kaip aš sakau, iš suaugusių pusės, apie nepriežasčią yra smulkiausia dalis, bet alkoholizmas, narkomanija, visi kiti dalykai jiems yra pažįstama ne iš pasakų ir ne iš pasakojimų, o iš realybės gyvenimo, tai yra jų realybės šou. Kita vertus yra specialistai, kurie stengiasi, be galo daug stengiasi. Tai kai dirbate su šitais žmonėmis, kaip toje erdvėje padėti tiek specialistam, tiek vaikam? Ką jūs jiems sakote? Gal kalbėkim bendrai apie globos, tarkim, įstaigas. Gerai. Tai, nes tekia dirbti ir ten, ir ten, ir ten. Tai kai susiduri su jaunuoliais, akis į akį, kai išgirsti jų istorijos, tai, tai tikrai labai paliečia. Nes jūs... Ir kaip paliečia, kaip jūs girdite tą... Ką jūs girdite? Tai, ką ir jūs sakot apie pasitikėjimą iš esmės suaugusiojų. Apie mama, tarkim, arba ten tėtis, arba ten vartojo, skendo irgi priklausomybė, sirgo priklausomybė ir vaikas paauglys buvo paimtas iš šeimos į saugesnę aplinką. Tėvai kažką pradėjo sveikti, sugrąžinamas. Atkritis, vėl ištraukiamas. Vėl. Tai kaip tam jaunam žmogui išgyventi visą tai, kai tėvai čia yra, čia nėra, čia stengiasi, o kartais būna taip, kad tėvai ir net nebesistengia. Tiesiog serga toliau, nesirūpina savo sveikimu, vien dėl to, kad ta liga labai sudėtinga. Tai išgirsti jų istorijas, kaip jie yra nusivylę ne tik suaugusiais, bet ir šiaip tokiu pasauliu, kad aš nelabai reikalingas turbūt pasaulyje esu, nes jeigu mamai arba tėčiui nesu labai reikalingas, kad jie dėl manęs stengtųsi ir sveiktų, tai kam aš dar tada galiu būti reikalingas? Tai sukurti ryšį su jaunuoliu, kuriam šiaip iš tikrųjų tai gyvenimas pakankamai žiaurus buvo, nepakankamai, bet stipriai žiaurus. Stipriai žiaurus jau sakysim. Ir ateini į santykį su juo jau iš tokio deficito pozicijos. Jis tave žiūri taip pat kaip į visus kitus, kad papūsi ir dingsi iš jo gyvenimo, kaip dingo svarbiausiai žmonės. Tai sukurti ryšį su juo yra sudėtinga. Ir čia irgi svarbu yra atjauta ir ribos. Ir laikas buvimo kartu, kurti pasitikėjimą, saugumą ir taip toliau. Tai čia užtrunka laiko. Kartais, man atrodo, yra toks lūkestis, kad pataisysim tuos paauglius labai greitai. Čia reikia ir reabilitacija, čia pusmetis ir viskas. Ir jau jis turi būti... Čia kartais užsisuka ydingas ratas.
pataisysim čia 5 taškai ir visi po truputį, bet nei vienas visumos nepaima. Ne vienas neišbūna ilgo to laiko Jo. kartu. Vis po truputėlį. Taip, tai sudėtinga ir šalia būnantiems darbuotojams irgi be galo sudėtinga. Nes būti šalia jaunuolio, kuriam jauti tokią stiprią atjautą ir gaila to jaunuolio, labai tada sunku atnešti tas ribas. O ribos yra tam tikras saugumas jaunimui, jau jeigu kalbam. Tai yra, nepaisant to, dar su jaunimu yra kita problema, tos ribos irgi mes turim atsakyti. Suaugusiam mes galim leisti labai daug kristi, jaunimui, jaunam žmogui mes tiek kristi kartais nelabai galim savo leisti. Tai iš tiesų sutinku, kad tai yra labai sudėtinga. Ačiū, Rokai, kad atėjote į mūsų laidą. Ačiū, kad sutikote pasikalbėti ir pasidalinti savo patirtimis iš priklausomybių srities. Ačiū žiūrėjusiems laidą Kaip tu. Susitiksime po savaitės.